Kodėl Dievas nenugali velnio ir leidžia veikti jam mūsų gyvenime? A, Turėjau aš gyvenime tokį keletą patirčių, kur gavau labai didelius apreiškimus. Vienas iš momentų buvo toks demoniškas spaudimas, toks įdomus dvasios veikimas, kur Dievas daleido tai mano gyvenime, kad pradėčiau atskirti ir atpažinti demoniškas įtakas. Pavyzdžiui, yra tokia dvasia, vadinama Pitono dvasia. Ir kaip jinai veikia, ir, kaip sakyt, kokie jos yra požymiai. Ir buvo momentas, kai aš vieną iš pirmųjų kartų susidūriau su tuo, kaip veikia šita demoniška dvasia. Iš principo, Pitonas yra tokia gyvatė, kur jinai nekanda, bet jinai smaugia. Gyvatė simbolizuoja Biblijoje melą. Ir ta Pitono dvasia, jos principas yra koks: apsivinioti tau aplink kaklą ir neduoti tau gyvybės. Savaime, aišku, mes kalbam apie dvasinius dalykus, dvasinius principus. Ir esmė, kai aš vieną iš pirmųjų kartų susidūriau su tuo, kadangi aš einu kiekvieną dieną į maldą, aš pildausi Dievu, aš žinau, kas yra jo gyvybė. Žinau, ką reiškia pildytis dvasia, pildytis ramybė. Ir kai vieną iš pirmųjų kartų atėjo šitą ataką, aš pradėjau jausti tokius simptomus. Nieko nebenoriu daryti, nebenoriu melstis, rašto skaityti, žodžio klausytis nebenoriu. Į maldą nenoriu eiti, visus darbus noriu atidėlioti, viskas krenta iš rankų. Toksai. Ir atrodo, noris čia filmų žiūrėti, noris YouTube'ai sėdėti. Toksai, tu jautiesi toks sausas noro ir, kaip sakyt, žinot, kaip aš pasakysiu, pavyzdžiui, eiti į maldą tai yra disciplina. Kartais noriu, kartais nenoriu. Čia neina apie tuos dalykus. Bet aš kalbu, tas dvasios veikimas yra toksai, kad tau yra daromas toks spaudimas, kad tu neturi jėgų net eiti tenai. Nei fizinių, nei vidinių jėgų. Ir atrodo, tu nueini maldą, bet tu išeini dar tuštesnis iš jos. Visiškai tokia sausra tokia vidinė. Ir viską nori atidėlioti, visus darbus atidėlioti. Ta prasme, tokia savijauta, kad iš tavęs yra traukiama gyvybė ir energija. Ir kuo toliau jinai veikia po truputį. Ir ateina toksai momentas, ta prasme, kaip veikia tas Pitonas. Jisai apsisuka aplink kaklą ir spaudžia tol, kol auka nebeturi kom kvėpuoti. Ir kaip tik jinai truputį atleidžia tarsi, tu nori kvėpti oro. Ir tuo metu, kai tu įkvėpi, jinai vėl užtempi ir tu dar labiau silpsti. Ir buvo man tokie momentai, kur vieną savaitę, antrą savaitę, toks gyvybės nebuvimas, toksai spaudimas yra. Ir depresūcha čia šalia stovi. Ir aš prisimenu, buvo toks laikas, kad aš jau pradėjau šauktis Dievo, aš sakiau, Dieve, aš nesuprantu, kas vyksta, kas čia per dalykas yra, kas čia per toksai tas jausmas, ar čia dvasia, ar kas čia. Ir vienas iš pirmųjų kartų, kai tai atsitiko, aš nesupratau iš viso, kas tai yra. Ir pradėjau aš melstis, realiai pradėjau šauktis Dievu, ir tada kažkokia vėl pradėjo gyvybė, ir aš vėl atstačiau savo santykius su Dievu, maldą, visą kitą, ir vėl vėl sekantis sykis, vėl tas pats. Ir buvo trečias sykis tas pats, aš vėl turiu šauktis Dievu, kokią savaitę toks esi be gyvybės, kartais ir 2 savaitės tu vaikštai, tu nesupranti, kur lysti. Ir esmė tame, jau kai kelintą sykį tie dalykai pradėjo kartotis mano gyvenime, aš pradėjau tada Dievui užduoti klausimą, kas čia yra. Ir aš įsiaiškinau, pradėjau skaitinėti ir visokios informacijos ieškoti, ir gavau tokių įdomių liudijimų žmonių, kad tai buvo įvardyma, kad tai yra būtent dvasia, Pitono dvasia, ir jos veikimas yra būtent toks iš tavęs ištraukti tą gyvybę, kurią tu turi tam, kad tu žūtum. Ir esmė tame, vienas iš klausimų, kodėl Dievas daleidžia tokius dalykus mūsų gyvenime. Numeris 1 yra taip.
kad mes išmoktumėm atpažinti priešą, jo veikimą ir pasipriešintumėm jam. Kaip mes praeitą sykį kalbėjom, kur aš sakiau, kodėl Dievas iš viso negali Liuciferio sunaikinti ir čia nebus problemų niekam. Esmė tame, kad Dievas sako, dabar jūsų kova bus būtent jūsų sielose. Kad Dievas gali per akimirką nugalėti velnę ir kova yra ne tarp Dievo ir velnio, tarp mūsų ir velnio, ne? Ta prasme, tarp šviesos ir tamsos. Ir esmė tame, koks būdas yra tos kovos. Kovos būdas yra kaip? Ne tai, kad viskas mums ant lėkštutės yra paduota, bet esmė tame, kad per savo gyvenimą mes turim atpažinti priešo braižą, priešo veikimą, atpažinti, kad tai yra priešas, koks jo būdo veikimas, pasipriešinti tam. Nes Biblija sako, priešinkitės jam ir jis bėgs nuo jūsų. Bet iki to laiko, kol aš supratau, kas čia per situaciją iš viso vyksta, kodėl tie dalykai yra daleisti. Ir po to jau aš pradėjau atpažinti tą veikimą. Ir jau antiek dažnai tai būdavo. Ir jau aš pradėdavau jaustis tą tokį nieko nenorėjimą, tokį visko atidėliojimą visų darbų ir toks gyvybės nebuvo. Jau aš iš karto pradedu atpažinti šitą dvasią ir būtent maldojo pradedi melstis, pasipriešinti šitai dvasiai. Taigi Dievo tikslas yra, kad mes išmoktumėm atpažinti jo veikimą ir pasipriešintumėm. Vienas irgi iš tokių įdomesnių dalykų dar buvo 2019 metais. Ir daugelis per tai perėjo, tie būtent, kurie turi maldos kambarį ir kiti dalinosi. Buvo toks įdomus dalykas, kad beveik 9 mėnesius aš išvaikščiau į maldą, į ten buvo uždaryta. Aš žinau, ką reiškia, pavyzdžiui, maldoji, kai tu tik įeini maldą ir sulig pirmo muzikos akordų kambarį pripildo Dievo artumas ir tau nereikia jokio įdirbio, kad jį ieškoti. Jis yra čia ir dabar ir tu gali mėgautis jo artumu. Yra tokios maldos, kai viskas uždaryta. Bet tu vis tiek esi padaręs sprendimą, kad tu garbinsi jį, dėkosi jam. Ir vis tiek tu eini maldą ir meldies. Ir tos sausros, jos ateina, jos išeina. Tai čia yra ne vienetinis atvejis. Ir 2019 metais buvo įdomus toks dalykas, kad buvo uždaryta kiekvieną dieną, kaip eidavau į maldą, tai buvo uždaryta. Ir aš nesupratau, kas vyksta. Dieve, kas čia vyksta? Ir aš vis tiek stabiliai ėjau į maldą ir aš prisimenu, buvo po to toks įvardyjimas. Vienas iš pastorių pradėjo irgi Dievo klausti, jis dalinosi internetai, Dievas sako, kas čia darosi? Sako, mes esam, kur tie maldose kovotojai, mes žinom, ką reiškia geros dienos, blogos dienos, bet kadangi yra disciplina, tu vis tiek eini maldą. Bet ten ir sako, kas čia per dalykas, sako, aš nebesuprantu, suprasme, toks uždarytas dangus yra. Ir beveik visus metus aš tame išvaikščiojau ir prisimenu, jisai liudijo tokį dalyką, sako, jisai sapnavo sapną, kad namas buvo apimtas vapsvų ir jisai sapne Dievas sakė, ta prasme, sapne vyko toks veiksmas, kad jisai tiesiog papūtė į tas vapsas ir jos dingo kaip dūmas. Tiesiog išsisklaidė. Ir jisai suprato, kad čia buvo demoniška būtent ataka, kuri atpažinus ir melstis konkrečiai šitą situaciją, jinai išsisklaidė kaip niekas. Ir sako, aš nuėjau į maldą, sako, aš pradėjau skelbti, surišinėti ir griauti šitos demonišką įtaką, sako, iš karto malda pasikeitė. Ir įdomus momentas ir koks. Ir po to jisai sako, klausė, Dieve, kodėl tu iš viso daleidai tokį dalyką? Sako, jisai iš viso, sako, daugiau nei pusę metų tame vaikščio. Sako, aš nesupratau, Dieve, kodėl tu daleidai, kodėl tu iš karto neperspėjimus, kodėl tu leidi mums tame būti, tokiame suspaudime, ar ne, tokiuose tos demoniškos atakus. Ir Dievas pasakė taip, mano tikslas yra jūs išmokyti, atpažinti priešą, pasipriešinti jam. Ir aš noriu pasakyti, mes šitoj žemėj esam, aš galbūt kalbu daugiau tokiem brandiem, tie, kurie nori gilintis, suprasti apie Dievą, eiti brandesnius dalykus.
eiti į kažkokį tikslą ir ne vien sėdėti bažnyčioje ir būti išgelbėtam, bet kažko daugiau suprasti, dvasinius principus ir tapti tais kariais. Reiškia, tu eini va tam universitetą nebe pirmą klasę, kur klausaisi apie tikėjimą, malonę ir išgelbimą, bet jau eiti į jau universitetinį išsilavinimą, va tokį dvasinį, ne? Ir esmė, kame ir mūsų tikslas yra tapti tais kariais. Bet Dievas sako, jūs turite išmokti, suprasti apie priešą, kaip jisai veikia, pasipriešinti jam, suprasti, kas per priešas ir koks veikimo būdas, kokia jo strategija yra. Ir ne Dievas viską už mus darys, bet sako, kova vyksta būtent jūsų sielose. Sielose tai yra protas, jausmai, valia. Ir sako, reiškia, ir valia turi įsijungti, kad tu eini gilinėsi, bandai suprasti, kas čia yra, valia turi įsijungti, kad aš pasipriešinu velnio, ne, vat jo tom atakom. Ir visur čia dalyvauja mūsų siela ir mes esam šitoj žemėje tam, kad, kaip pasakyti, išsigelbimas tai yra numeris 1, bet toliau turi vykti branda. Ir va tas momentas yra, kad Dievo tikslas mumis atpažinti velnio veikimą ir pasipriešinti. Čia yra viena iš didesnių pamokų, ko mes esam čia atėję. Ir būna tokių, ir pavyzdžiui, atpažinti įvairių situacijų, galbūt yra, pavyzdžiui, netgi žmonės, kurie vadinami tai dvasinės siurbėlės tokios, kur manipuliatoriai visokie, manipuliuojantis ir įvairiais būdais, ar ne, atpažinti šitos dalykus, va tą veikimą. Ne, iš viso mes turim susirinkti visą bagažą patirties šitoj žemėje. Mes ne veltui atėjom šitą žemę. Ir Dievas turi didžiulį tikslą dar ateityje ir jam reikia brandžių žmonių, kurie bus vedini Jėzaus ir mokinsis suprasti, nes kai bus tie suspaudimo laikai, kurie yra netoli, ten reiks labai stiprių žmonių, dvasiškai pasikaušusių, turintys patirtį, kovos patirtį, turintys patirtį maldos, turint patirtį meldimasis kalbom, dvasio atpažinimas ir kantrybės užsiauginimas, atkaklumo. Visi va tie dalykai, kur Dievas mokina, jie bus labai stipriai reikalingi ateityje. Ir vienas iš momentų yra tas, kad būtent va tą patirtį rinkti. Ir būna va dar tokių momentų, kur žmonės labai stipriai krenta įvairiose situacijose, susidėję su kažkokiais neteisingais žmonėm, gal kažkur su pinigais pasielgta kažkaip netaip, ar ne, santykiai su kažkokiais žmonėm, kur tu pradedi labai daug krenti įvairiose situacijose. Ir tos situacijos reikalingos tam, kad kartais, jeigu tu nesugebi atskirti gerą nuo blogo, skaitydamas Dievo žodį, sako, daryk to, nedaryk to, tai realiai, kai mes krentam, ten įgyjam patirtį. Ir tikslas yra kritus atsistoti ir sakyti, Dieve, taip, aš supratau, aš įgyjau patirtį, aš dabar pasiimu tą patirtį ir aš mokinuosi iš savo klaidų. Ir vėlgi mes turim išmokti atpažinti. Ir Dievas galėtų mums apsaugoti nuo įvairių. Dažniausiai žmonės krenta lygiai tose pačiose situacijoje, ar ne? Tarkim, kažkas nemoka pasakyti, pavyzdžiui, kaip ir ne, kažkas negali galbūt saldumynų atsisakyti, ar ne? Ir, pavyzdžiui, ir žmonės krenta būtent tose situacijose, kur yra jo silpna vieta. O Dievo tikslas yra taip, kad tu išmoktum atsispirti būtent tos atakos ir atpažinti demonišką veikimą ir atsispirti, pasipriešinti tiem tokiam situacijom, ar ne? Ir tikslas yra koks? Išmokyti mus ir įgauti patirties.
nes tik, sako, pratybomis jūs save išlavinate. Būtent pratybomis. Taigi, dar viena va tokia pamoka, kad kodėl Dievas nenugali velnio, todėl kad mes turim su juo kovoti savo sielose, atpažinti jo veikimo būdą, strategiją, pasipriešinti jam ir būti nugalėtojais.